Nu kągi, sveiki vėl visi sugrįžę į mano Minecrafto išgyvenimo serijas. Ir aš tikrųjų žadėjau, kažkada žadėjau, kad kelsiu, kad aš turėjau įkelt vakar, bet neįkėliau, tai labai atsiprašau dėl to, bet ir iš tikrųjų visai ilgai nekėliau Minecraftą ir tikrai gera sugrįžti man vėl į šitas serijas ir kurti video vėl. Ir šitoj serijai, man atrodo, aš statysiu kažkokį namą, arba kažką statysiu, neįsiu ten keivą ar kažką tokio daryti, bet pažiūrėsim. Nu tai ką, aš sugalvojau, ką statysiu. Tai statysiu pavėsinę. Ir dėl to reiks biškį palaukti, man šitos medžius reikia auginti. Aš noriu tokio lyg tamsesnio medžio. Oi, bet pažiūrėt, ką aš radau, man atrodo, čia yra milžinas svoris. Nu, jisai toks atrodo didesnis negu visi kiti. Jo, jisai didesnis. Geras. Ir jisai man nieko nedavė. Nu, bet nieko tokio. Nu, tai va, tai čia tokias grindys bus. Ir čia bus medis. Ne, va čia bus medis. Nu, tik sienos visos. Ir čia bus laiptai. Nu, čia va kažkur. O gal ne visi varai taip atrodo. Nu, bet ir nežinau, bus toks stogas, kaip mano namo. O toks vat. Ir uždėsiu kokį tai lempą. Nu, tai va. Ir vat pažiūrėkit, kiek aš daug vištas buvau išsikepęs ir pamiršau pasiimti. Čia iš to ir kėliau klipuką trumpą, kaip žudau vištas. Skerdžiu. Ir dėl to aš gavau tiek daug vištos. Va dar iš tikrųjų porą atsinešiau čia. Padarė man vaikų, vaikai užaugo, vaikai dar daugiau vaikų padarė ir va kiek daug vėl. Vėl sukursiu naują klipuką, nu kai bus daug vištų, kaip aš jas irgi papjaunu. Tai bus net dar daugiau vištos. Daugiau negu 42. Nu, tai ką, žinokit, kad tą medį išsiauginti reikia labai ilgai laukti. Ir man iš tikrųjų darosi labai nuobodu laukti. Tai aš tiesiog pastatysiu su paprastu medžiu. Aš jau laukiu gal 10 minučių, kol jisai užaugs, bet niekaip jisai neužauga, tai taip. Tai aš va dabar ir pradėsiu statyti. Nu va, ką tik pastačiau laiptukus, dabar toliau statysiu. Nu, aš beveik baigiau statybas. Tai va, kaip matos, man pritrūko medžio. Tai dabar vėl eisiu pasikasti jo ir jau greit pabaigsiu savo pavėsinę. Nu, vat, kaip matot, aš jau baiginėjau ir
iš tikrųjų, aš sakyčiau, gavosi geriau negu tikėjaus, tuo labai džiaugiuosi. Ir vat, bet dar tik reikia kažką viduj pastatyti, kokį stalą ar kėdę ir bus jis labai gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjote šią seriją. Ir kitoje serijoje aš dar daugiau kažką pridėsiu. Ir dar, man atrodo, eisiu į urvą kokį. Ir turbūt teks kovoti vėl su monstrais. Tas man labai patinka daryti, bet dėl deimantų už viską padaryčiau. Susitiksime kitoje serijoje. Iki.